šokit į ratuką, eikit ratuką. Eikit ratuką. Au, skauda. Paskui jau kai sudėlis morė, tada saulė. Dienos buvo, ne? Žiūrėkit, užgavėnės tai yra archaiška šventė, nereliginė. Kadangi mūsų senoliai labai bijojo visokių dvasių, visokių piktumų, visokių užkalbėjimų. Jie, reiškia, nuo 7 iki 12 kartų valgė. Bet atsiminkit, ką valgė, paskui pasakysiu. Reiškia, ir jie varė dvasias, varė sniegą iš kiemo. Jie labai norėjo, kad būtų didelė saulė, būtų didelis derlius ne tik tai lauke, bet ir lovoje. Matai, reiškia, pagrindiniai simboliai visokios dvasios, visokios kaukės, morė, kanapinis, lašininis. Va. Ir visi labai tikėjo gale. Reiškia, jeigu diena bus graži, bus ankstyvas pavasaris, šiandien nelabai bus ankstyvo pavasario, ne? Va. Pirmiausia, žinokit, didžiausias, reiškia, reiškinys, kuris reikalingas per užgavėnes, yra blynas. Didelis, riebus, geltonas. Tai simbolizavo saulę, šilumą. Ir dar aplink blyną, eidamos piktosios dvasios, negalėdavo į maistą niekur įlysti, nes kampelių nebuvo, jisai buvo apvalus. Tai vat užtat mes šiandien tos blynus ir valgysim. Dabar pažiūrėsim, ar mes visi galim užbaigti mėsėdį. Kiekvienas savo kaimynui patikrinat pilvą. Jeigu pilvas kietas, jisai mėsos negaus. Jeigu minkštas, gaus blyną. Dabar visus maitinsiu paskutinį rozą. Minkštas.
gyveno, kartu padėjo. Dainuojam visi ir patrepsim. Patrepsim ūkiškai, kad išeitų tos visos bėdos, visos lygos, visos kvarabos. Aš esu Lašinskis, mėgstu ribę pavalgyti, minkštą ir saldžią pamiegoti, o jūs mane prikėlėt savalasu. Atsirado, matai, kokį velnių čia jums reikia. O kas tas toks pedokūdenu? O toks lapelyp? Aš, ponas Lašinski, aš pavasarį būdinti visus kasmet kviečiu, kad išvaryti tokius miegalius, lašininius. Kanapinski, kokias čia revoliucijai keli, daug žmonėms pakainę gyventi. Aš žmonės kviečiu pavasarį kviesti, būdinti Nu koks pavasarį? O neužūdį kabliną kavę, kokius pargaistus metuoną užkerta, o į patalus ir mėgsta savo sapnuoja. Eik tu paltė lašinių, nebereiks toj kailinių. Žiemą mes to išvarysim ir tave tu išvysim. Nu, paklausykit, kas čia šneka? Nu, kalėdų dar naėdus, nu, tak ponulį tavo bėdas, o ne mano. Ar tau valgyt negana? Taigi greitai bus toj gaviene. Saulė kviesim, kad sugrįžtų. Nusibodo anksčiau dadūšį, aš kviečiu tave į mūšį. Aš tave taip pat kviečiu. Kas už pavasarį? Į mano komandą. Kas užėjama pas mane? Ką? Ką? Jums nusibodo lašinė. Ne. Žmonės, suvok. Eik iš čia. Paplojam, nugalėjo! Pabėgo, veja iš kiemo sniegą. Žmonės renkas prie laužų, kaukės dedasi baubų, kas riestainius, kas raguolius perka rinkėmės puošniais. Kanapinis, kuris čia yra? Aš čia. Kanapinis valgyt nori. Lašininis storas stovi. Morė meilės pasiilgo, jai žiema labai prailgo. Bijo būti padegta, nes jau baigėsi žiema. Visi kiemai blynais kvepia, nes pavasaris dar slepiasi.
šalinai, šalta žiema šalinai, šalta žiema šalinai. Nu, oi, Morė, meilės nebuvo. Ana nori gyventi. Ana nori gyventi. A tai filmuoja mane. Juda kelias, jau meškutė juda kelias, jau meškutė juda kelias. Vasaris ateina, šalta žiema šalinai, šalta Po žiema, padelkom kišk nežinai, kur dega. šalta žiema. Po padelkom kišk. Aš tai turiu, va. O, Į tą pusę gal. Ką jūs darytumėt be kanapinio? Šaunuolė, nu tai tu kaime gyveni. ji matyti šįryt iš lovos išsiėmė tos išėniko. Mažiau gautų maišų, nu. Jeigu pritrūks, dar galima iš maišų. Kam? Tai ją reikia sudėti. Nu, polkutė sušokė, taigi sudeginam blogį visą. Tai džiaukimės. O. Šokam, kad blogio nebūtų, neliktų.